Sauliaus Skvernelio ir Kazio Starkevičiaus korupcijos skandalas, ką tai reiškia Palangai ir prieštaringai vertinamam Palangos miesto merui Šarūnui Vaitkui. Kokie bičiulystės ryšiai sieja šiuos politikus. Sveiki, pirmadienio politinė bomba. STT pareigūnai krėtė demokratų lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namus bei kabinetus. Prezidentūra neturi abejonių, jog kratoms buvo pagrindas, o prokurorai sako, politikams teks atsakyti. Kad juos apklaustume kaip asmenys, kurie galimai gali duoti parodymus apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Štai taip įspūdingos biografijos politikas Saulius Skvernelis, buvęs generalinis komisaras, buvęs premjeras, buvęs Seimo pirmininkas, dabar partijos vardan Lietuvos pirmininkas, žmogus, kuris turėjo kovoti su korupcija, kuris taip teigia, mes matome dabar galimai įsivėlęs į tokį milžinišką korupcijos skandalą. Neveltui prakalbu apie Palangą, kadangi Saulius Skvernelis ir Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus yra labai artimi bičiuliai, bičiuliaujasi daugiau turbūt negu 10 metį, visa Palanga apie tai žino ir visoje Palangoje pusė lūpos buvo kalbama apie jų labai artimus santykius. Kodėl prakalbu apie Palangą? Todėl tai, ką mes matome nacionaliniu masteliu, Palangoje vyksta jau senai. Visi žmonės mato, visi žmonės apsimetinėja, kad viskas yra gerai, užsidėję rožinius akinius, bet ne todėl, kad nenorėtų šnekėti, o todėl, kad bet kas turėdamas tokius įtakingus politikus kaip Saulius Skvernelis, Algirdas Stončaitis, kuris taip pat yra vardan Lietuvos partijoje, kuris nekartą afišavosi Palangoje, aš pats šiuos du politikus šalia Šarūno Vaitkaus esu matęs ir jaunimo centro atidarime, ir stintų šventėje 2024 metais, 2025 metais. Tiesa, šiemet Saulius Skvernelis renginyje stintų šventėje nepasirodė, kur paprastai miesto meras mėgsta afišuotis, rodyti kameras. Kaip galvojate, kodėl taip norima parodyti šalia savęs tokius įtakingus buvusius policijos pareigūnus? Ar jums nekyla klausimas? Miestiečiai yra nepatenkinti, verslininkai yra pasipiktinę tuo, kas vyksta Palangoje. Mes turime tas pačias problemas, apie ką yra šitas didelis skandalas. Tai yra leidimų išdavimas, vienams leidimai yra išduodami stebuklingai, kiti žmonės laukia, nieko nesulaukia, o tiems, kurie sugalvoja pakovoti ir paviešinti informaciją, prasideda susidorojimas su viešąja informacijos priemonė kažkuria, tai vietinė, vėliau pasigauna nacionalinė spauda ir ką jūs galvojat? Aišku, kad Palangos miesto meras yra teisus, nes jis yra teisuolis, aplink jį stovi tokie įtakingi žmonės. Man pačiam kilo klausimas, kodėl šis politikas nepasirodė šventėje, ši šventė buvo prieš kelias dienas, tačiau puikiai matome Algirdą Stončaitį ir ne vienas miesto gyventojas ir verslininkas klausia, kuom šitas politikas yra nusipelnęs miestoje. Aš pats renginyje mačiau, kai buvo teikiami miesto apdovanojimą. Ar jisai prisidėjo kažkaip prie miesto gerovės? Mes matome, kaip bandoma politikuoti net vaikų renginėse. Pats Šarūnas Vaitkus kaltina kitus politikavimu, neva tai vaikai yra kišami į renginius, bet pats nevengia vežiotis politikus po savo renginius ir rodyti, koks aš esu stiprus, kokie draugai mane supa. Toks yra mano matymas, tokia yra mano nuomonė. Dabar sugrįžkime į šiandienos aktualijas. Prekyba poveikiu, papirkinėjimas, 1,5 milijono grynaisiais ir tai yra tik tai tos sumos, kurias pavyko atlikti, kai buvo padarytos kratos, aukso luitai, narkotinės medžiagos, kokainas, kontrabanda. Mes čia tikrai nekalbame apie 90-uosius metus, tai vyksta šiandien. Aš norėčiau pasidalinti straipsnių iš 15 minučių, kur buvęs Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas dalinasi savo mintimis, taigi tarnybos vadovas Jurijus Korjenko, kodėl jisai yra svarbus čionais, nes mes kalbame greičiausiai apie du žmonės, kurie mano manimu, mano nuomonė liudija, duoda parodymus, nes Skirmantas kalba ir apie tai, kad, cituoju, akivaizdu, kad ryšys bus su Agnė Silickienė, kuri buvo jo patarėja partijoje teisės klausimais, kuri buvo deleguota į vyriausiąją rinkimų komisiją, kuri turi išskirtinai įdomią biografiją. Ji pabuvo ir teismo kanclerė, dirbo kartu su Sauliu Skverneliu ir vidaus reikalų ministerijoje. Ten užėmė svarbias pozicijas susijusias su saugumu. Mes kalbame apie žmonės, kurie dirbo ir su slapta informacija, kurie turėjo informaciją ir apie kitus pareigūnus, apie žmonės, kurie vykdė nusikalstamas veiklas, kurie turėjo viską pažaboti. Ir dar sugrįžkime į straipsnį. Skirmantas kalba, kad dabar klausimas labai paprastas. Aš savo jį užduodu. Jeigu
STT, kuruojant generaliniai prokuratūrai, daro kratas ne tik Seimo narių kabinetuose, kas irgi būtų gana keista, bet ir namuose, tam reikia pagrindo ir aš nebijoju, kad jis yra, kalbėjo tinklaraštininkas. Mes puikiai suprantame, kad yra dabar suteiktas specialiojo liudytojo statusas. Norėčiau, kad mes pasiklausytume prokuroro, kuris ir kuruoja visą šitą procesą, atstovauja generalinę prokuratūrą, jo mintis ir kaip jis mato visą šitą situaciją. Na, iš versijų tai, kad už sisteminės korupcijos tokį visą mechanizmo veikimą galėjo būti politinis palankumas. Mes puikiai matome, kaip Artūras Urbelis atidžiai renka žodžius. Man pasirodė, kad buvo norima pasakyti visai kitą žodį. Na ir pasiklausykime iškart po šio įvykio, po kratų, ką kalbėjo Saulius Skvernelis. Įtarimų jokių nėra ir aš daugiau irgi nelabai ką galiu komentuoti, kadangi pasirašiau, jog nekomentuosiu. Įtarimai nėra paneigšti, bet yra specialiojo liudytojo statusas ir mes puikiai žinome, kad tai yra vienas žingsnis iki įtariamojo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra renkama visa mozaikama, žmonės bus apklausti ir tada gali būti pareikšti įtarimai. Mačiau visą jo ten 4 minučių interviu, tai kai buvo užduotas klausimas, ar kalba yra apie Agnę Silickienę, ir ryšį su ja, tai jis iš esmės darykit išvadas patys, nepaneigė, nepatvirtino, akivaizdu, kad tai bus 99% kalba apie šį asmenį. Baudžiamojo kodekso straipsnis yra prekyba poveikiu, kad ir kaip mes žiūrėtume, visur figuruoja kyšis arba atlygis. Tai šiuo atveju įtarimai nėra pareikšti, bet jeigu yra kalbama apie palankumą už pinigus, tai tokiu atveju turėtų būti kažkokia informacija, kur leistų daryti prielaidą, kad politikams, kurių namuose ir kabinetuose atlikinėjamos kratos, matyt kažkas buvo duota arba pažadėta duoti, tai gali būti nebūtinai pinigai, fizinės, materialios, nematerialios kažkokios vertybės, paslaugos už politinį palaikymą. Šitoje vietoje su Skirmantu puikiai sutinku, tačiau nesutinku su tuo, apie ką kalbės dabar, kad yra kalba apie kažkokias didelės kontrabandas, narkotikus, didelius kiekius paslėptus gėlėse. Tai mano nuomonė yra kažkoks mažas kiekis savo naudojimui kokaino, tačiau norima nukreipti dėmesį nuo esminės problemos – prekyba poveikiu. Prašau, pasiklausykite dabar. Aiškus, grynas kriminalas, ginkluotas, kokainas, surastas ten kratų metu, aišku, kai tų kratų virš 100. Tai ką aš bandau pasakyti? Greičiausiai, tuo metu Kazimieras Starkevičius sakė, mačiau, kad ten gali būti korupcinės rizikos, tada jis papasakojo apie tas gėles. Visi galime turėti savo nuomonę, bet man atrodo, mes bandome, nežinau, tikslingai ar netikslingai nukrypti nuo esminės problemos. Tai yra, mes turime sisteminę korupciją, kuri buvo vykdoma metai iš metų. Kalbame apie labai aukštus pareigūnus. Netgi turint teisinį išsilavinimą, ką Skirmantas ir turi, man pagristai kiltų klausimas, kur tada yra muitinės kriminalinė žvalgyba šitose visose operacijose, kur yra pasienio kriminalinė žvalgyba. Šitų institucijų nebuvo, o tai tik aiškiai parodo, kad čia nekalbam apie kažkokią didelę kontrabandą. Taip, tai yra įsivėlę, aišku, kriminalinis pasaulis. Visur, kur yra korupcija, mes turime kriminalinį pasaulį. Tai yra neišvengiama. Bet aš nenoriu, kad mes atitrūktume ir žiniasklaida būtų klaidinama su tokiais prie šito viso didelio paveikslo nesminiais dalykais ir bandoma liktai sumažinti kaltę kažkokių tai politikų. Kur yra visa esmė? Aš net neabejoju, kad mes matysime labai didelės įmonės, didelius koncernus, kurios užsiema didelę prekybą. Kadangi tai yra augalininkystės tarnyba, tai mes kalbame ir apie medžio gaminius, medį, patį transportuojamą iš ne ES šalių. Tai gali būti ir vaisiai, gali būti ir grūdų įmonės. Tai mes dar pamatysime tikrai labai įdomių dalykų, kur buvo suteikiamas galimai politinis prieglobstis, politinė valia išreiškiama, pagalba, išduodami leidimai. Pats Ignas Hofmanas minėjo, kad buvo galimi skundai iš kitų mažesnių įmonių, kad jiems nesuteikiami leidimai, galbūt trukdoma dirbti. Tai galima paprastai pasakyti, jeigu tu nežinai kelio, nesusitvarkysi, o jeigu žinai, tai viskas vyksta labai greitai ir sklandžiai. Aš norėčiau pasakyti, kad kuom tai yra panašu į Palangos savivaldybę, į kitas savivaldybės. Mes turime tos pačius atvejus, lygiai toks pats pavyzdys. Žemės sklypas, nekilnojamas turtas, vieni žmonės tvarkosi metai metų, įmonės tvarkosi metai metų. Mes turime net ir tokių įmonių, kur nebenori važiuoti į Palangą, iš Vilniaus, iš Kauno verslininkai, jie praradė viltį, bando visas savo teisinės priemonės, nesiseka. Ir stebuklingai atėjus kažkokiam tai investuotojui ar žmogui, jisai viską susitvarko.
Iš kur tokie stebuklai, jūs man pasakykit. Ir kai mes matom įtakingus Palangos miesto mero bičiulius, kaip jum atrodo šita visa situacija? Ir tai nėra tik tai viena savivaldybė. Todėl aš ir sakau, nereikia užmerkti akis į visą tai, kas vyksta, reikia viešinti korupciją, reikia kovoti su tokiais nesažiningais galimai pareigūnais, kurie yra dabar visų mūsų akiratyje. Tie žmonės turėjo rodyti pavyzdį. Ir aš noriu tik tai paraginti žmonės, nebijokit, viešinkite, kreipkitės į pareigūnus, dabar yra keliamos įvairios versijos. Ne va tai buvo duota laiko, kažkokius tai dokumentus susitvarkyti. Aš noriu pasakyti, jūs arba pasitikit teisėsaugą, ar nepasitikit. Kad ir kokį veiksmą dabar atlieka teisėsauga, mes keliam kažkokias tai sąmokslo teorijas, o aš pasitikėjau nuo pirmos dienos. Reikia teikti informaciją, jeigu matot, kad yra kažkokia tai nesažininga veikla, nepadės tie visi seni vadinami stogai, kažkokios senos schemos, biurokratinės kliūtis, kur žmonės negali normaliai gyventi, normaliai funkcionuoti, daryti verslo. Aš raginu visus žmonės būti aktyviais, kreiptis į teisėsaugą, pasitikėti teisėsaugą, ką mes puikiai ir matome. Mes matome aukščiausius pareigūnus, dabar greičiausiai tie visi žmonės, kurie galvoja, kad turi kažkokius gerus bičiulius, turės labai stipriai nusivilti. Aš jau 1,5 metų kovoju su visa šita Palangos valdžia, kuri mano nuomonė nesažiningai elgėsi su verslininkais. Mes turime ir apžvalgos ratą, turime Šventosios jūrų uostą, kur mano nuomonė yra užgrobta žemė, nugriautas valstybinis turtas. Kodėl yra neatsakyta į šitus visus klausimus? Kaip jūs galvojat, kodėl visi šitie procesai taip ilgai tęsiasi? Mes turime tą patį apžvalgos ratą, kuris iki sausio 14 dienos turėjo būti nugriautas. Veikia be leidimo. Šarūnas Vaitkus, Mindaugas Kritulskas, buvęs Seimo narys. Tai jų šeimoms priklauso šitie verslai. Ar jūs galvojate, čia vyksta kažkokie tai stebuklai, kad institucijos užmerkia akis? Aš galvoju, kad viskas vyksta. Reikia atiduoti savo visas žinias institucijom ir jos tegu susitvarko su visa šita situacija. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes išgyvendinsim iš savivaldybių, iš Lietuvos visas šitas korupcijas ir toks pasakymas, kad čia yra krizė politikoje. Ne, čia yra demokratijos šventė, kur mes pagaliau yra viltis atsikratysime visos šitos korupcijos. Informacinėje erdvėje buvo skleidžiama negatyvi nuomonė apie mane, apie mano šeimą, buvo bandoma sudirgti mano reputaciją. Kodėl? Todėl, kad aš kėliau politikams nepatogius klausimus. Va todėl aš esu ir puolamas. Na ir iš tikrųjų labai liūdna, aš pats gerbiau Skirmantą Malinauską, jo nuomonę, tas visas veiklas viešinamas korupcijas, bet jisai nepasigilinęs į situaciją, išviešino informaciją, paėmė atskirus biografijos faktus, suinterpretavo taip, kaip iš tikrųjų yra patogu, va šitiems visiems veikėjams, su kuriais aš kovoju Palangoje. Labai liūdna, bet iš tikrųjų aš nepykstu, tikiuosi, kad tai nebuvo padaryta sąmoningai ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu sukovosime ir turėsime švarę, gražią Lietuvą. Komentuokite, rašykite, kokią nuomonę jūs turite, labai lauksiu jūsų komentarų ir konstruktyvios jūsų nuomonės.